Na, iš tikrųjų, mano vaidmo buvo už užuolaidų, už scenos. Gimė tokia nedidelė iniciatyva sukurti svetainę, kuri vadinasi Ateities LRT, su tikslu šiek tiek tiesiogiai pristatyti žmonėm strategiją ir paskatinti juos, jie turi nuomonę, ją išsakyti. Taip pat buvo kreiptasi laiškais nuo LRT tarybos į visuomeninės organizacijas, į tuos, kurie labiau domisi Lietuvos radijo ir televiziją ir išreikšti nuomonę apie strategiją. Iš viso apie 250 žmonių atsiliepė, skaičiuojant ir organizacijas. Kas yra įdomu? Statistiškai neverta to skaičiaus apibendrinti, aš manyčiau. Laikykime, kad tai ne kažkoks referendumas, ne balsavimas, ne daugumos pareiškimas nuomonių. Laikykime, kad tai idėjų mūgė, kad tai savotiškas, protų šturmas. Ir laikykime, kad šitie balsai neginčijasi ir pritarė strategijai, o kalba apie ją. Daug ką jau paminėjo prieš mane kalbėję, labai daug punktų sutaps. Aš tiesiog matyčiau savo dabartinę misiją labai trumpai, sugrupuotai pasakyti, ką žmonės sakė, ką žmonės rašė, ką žmonės siuntė projektui Ateities LRT ir pačiai LRT tarybai. Visų pirma, smagu ir gal net šiek tiek netikėta, kad žmonės, kurie kalbėjo apie LRT, kurie reiškė savo pageidavimus, rašė apie rūpesčius, buvo ir yra ištikimi, draugiški ir geranoriški LRT atžvilgiu. Taip, jų reikalavimai yra labai dideli. Kartelė iškelta yra labai aukšta ir reikalavimai, kaip nekartą matosi komentaruose pateikiamų siūlymų, lyginama su tokiom organizacijom kaip BBC, su tokiu turiniu kaip Discovery, History Channel, CNN ir panašiai. Kitaip tariant, kartelė keliama iki tiek visuomeninių, tiek ir komercinių pačių aukščiausių standartų, nes laikoma, kad tai galima padaryti. Vadinasi, įvertinimas jau yra labai labai aukštas. Kalbant, pirma, galbūt tema būtų nepriklausomumas, savarankiškumas Lietuvos radijo ir televizijos. Tai nedaug yra buvę nuomonių, bet besąlygiškas pritarimas, kad turi būti visiškas nepriklausomumas nuo politinės ir finansinis stabilumas, tai pasikartoja ne vieną kartą. Tai kaip laidą tinkamai veiklai, visuomeniai tinkamai veiklai mato tiek individualų žmonės rašė komentarus, tiek ypatingai nevyriausybinės ir visuomenės organizacijos. Kalbant apie bendruomenės, viena tema, kuri mažai šiandien dar buvo paminėta ir aš tikiuosi dabar, gal išgirsite žmonių balsus, tai bendravimas su žmonėmis, su žiūrovais ir klausytojais. Jo pasigendama, norime daugiau. Svajojama apie tokią erdvę projektams, apie kažkokias kūrybinės studijas arba pilietinės žurnalistikos eksperimentus, kokius imasi daryti internete, tarkim, Delfi pilietis, kokius Jungtinėse valstijose turi CNN iReport. Galbūt galimi panašus eksperimentai su internete Lietuvoje, su pačiais geriausiais darbais pripažintais ir patikrintais LRT žurnalistų išleistais į eterį televizijos arba radijo. Žinoma, ne vienas, jau čia ir kalbėjo, laidos, kurios skatintų pilietiškumą, skatinta žmonių aktyvumą. Norima švietimo apie šalies istoriją,
bendradarbiavimo glaudesnio su švietimo įstaigomis, galbūt ir kūrybinio bendradarbiavimo, kuriant turinį, kurį galima būtų tiek transliuoti, tiek panaudoti švietimui mokyklose, tiek vidurinio, tiek aukštojo mokslo. Toks bendradarbiavimas galėtų viena vertus pasitelkti į pagalbą jaunus talentus, jaunus žmonės ir labai didelės pajėgas mokyklose. Ir, žodžiu, toks padėtų sukurti turinį, kurį galbūt ir brangu, ir sudėtinga. Ir, žinoma, labai padėtų švietimui, kuriam labai trūksta vaizdaus ir interaktyvaus turinio, kokio tikisi naujoji karta. Palaikyti visuomenės iniciatyvas, dirbti kartu su nepelno organizacijomis, atskleisti jų idėjas ir projektus. Ne vienas rašęs laišką ir komentarus svetainėje Ateities LRT minėjo, kad jei kartais taip yra, kad pasigendama naujų vėjų, naujų idėjų, naujų eksperimentų ar naujų diskusijų, tai tikrai ne dėl to, kad visuomenėje jų nėra. Nevyriausybinės organizacijos visada kupinos įvairiausių projektų, vykdo įvairiausius dalykus, kartais labai įdomus ir dėja neranda erdvės, jos neturi finansų, jos neturi galimybių išeiti plačiau. Galbūt kai kuriomis formomis galėtų bendradarbiauti, daryti tuos projektus kartu su Lietuvos radiju ir televizija. Na ir žmonės nekartą minėjo, besitikį visuomenės, netgi kartais individualaus jo žmogaus interesų gynimo ir ypatingai informavimo, ne šou, bet bendrosios informacijos apie kylančias grėsmes, apie kažkokius tai dalykus, kuriuos jam reikėtų žinoti. Gal netgi patenka ir tai, ką jis turėtų žinoti apie kitų valstybių informacinės ir propagandinės kampanijas, bet pradedant tuo ir baigiant tuo, kaip jam apsisaugoti galbūt nuo telefoninių sukčių ar dar kažko tai. Antra didesnė grupė būtų diskusijos, išplaukianti tiesiai iš bendravimo ir bendradarbiavimo su bendruomenėmis. Diskusijose daugiausia pageidavimų buvo apie pokalbių laidas, prasmingas pokalbių laidas, buvo pasigesta, aš cituoju, ar nėra kas pavaduoja ar pakeičia Donskį. Trūksta aukštos kultūros diskusijų. Aukštos kultūros turime minėti ne apie aukštąją kultūrą, o tiesiog kultūringos diskusijos. Tai žmonės labai yra išsiilgę teigiamos, arba, sakykime, ne tai, kad teigiamos informacijos, o teigiamai nuteikiančios, optimistiškai, pozityviai nuteikiančios pozityviam veiksmui. Daugelis, matyt, žiūri ne vien tik tai čia antžeminiais siųstuvais transliuojamas laidas, nes labai pasigenda, labai pastebi provincialumą ir labai pasigenda europinio požiūrio ar net pasaulinio požiūrio į problemas. Kaip Lietuva atrodo kaiminių kontekste, kaip gyvena pagaliau mūsų kaimynės ir ne vien tik Baltarusija, kurią lengviausia kritikuoti. Raginama diegti praktiškesnį požiūrį ir vertinti laidas pagal tai, kokią naudą jos turėtų duoti žmogui, ką jis turėtų išsinešti, pamatęs vieną ar kitą laidą. Skatinama taip pat galvoti apie progresyvius dalykus. Vienas iš pavyzdžių, kuriam labai daug pritarė ypatingai svetainėje žmonių, pavyzdžių buvo vadinamosios TED konferencijos, jos vyksta užsienyje, bet taip pat vyksta ir visam pasaulyje susijusios. Viena iš tokių konferencijų vyko ir Lietuvoje, netgi ne viena, man atrodo jau TEDx, kuriuose iniciatyvų žmonės su idėjomis pristato savo mintis, savo vizijas. Jos yra labai populiarios, jos turi įdomų formatą, labai koncentruotą.
tai profesionaliai paruoštos, labai gerai surepetuotos, ne šiaip savo koks susirinkimas. Žodžiu, žmonės labai žavisi, jauni, progresyvų žmonės labai žavisi tokiais dalykais ir labai norėtų kažką panašaus, kad pradėtų daryti. Lietuvos radijas ir televizija, turint ypač galvoje tai, kad šios laidos ne tik tai parodo, kad aplinkui mus yra iniciatyvių, šviesių, protingų žmonių, ne tik gerai nuteikia, pozityviai, ne tik pradžiugina mus, ne tik atsveria visą negatyvą, kurį pamatom šalia, bet ir skatina daryti tą patį. Skatina peržengti, nes tie žmonės iš tikrųjų jokie nėra nei milijonieriai, nei kažkokie paveldėtojai turto, nei ypatingų talentų turėtojai. Jie tiesiog turi galvas. Kodėl balsai ar išvaizdos turi būti svarbiau už galvas, klausia. Pasigendama laidų apie technologijas ir mokslą, nors Lietuva iš tikrųjų ne vienoj su technologijom susijusios srity yra toli gražu ne paskutinė pasaulyje, todėl tarsi mes eterėje neturim to, ko mes didžiuojamės. Ir tai galbūt irgi santykinai padidina negatyvo dalį diskurse. Kultūra be jokios abejonės užėmė labai didelę dalį pageidavimų ir kritikos. Norėta daugiau laidų apie etnokultūrą. Norėta subalansuoti muzikos laidas per radiją, kad būtų įvairesnių stilių, daugiau lietuviškų, Lietuvos kūrėjų kūrinių. Dėl skonio, žinoma, daugiausia tai buvo ginčių tarpusavy, nes vieniem estradinė patinka, kitiem jinai nepatinka, vieni džiazo neranda, kiti sako, kad ne tuo laiku klausai ir taip toliau. Tai čia dėl to manyčiau, kad aš tiesiog paminėsiu vieną kitą citatą, nes mes čia bendros nuomonės tikriausiai ir negalim prieiti. Ir laikas jau? Jau ir laikas jau, na kągi, tai tuomet aš labai trumpai. Tai jeigu rezumuojant kultūrinę, tai ko gero daugiausiai norėta įvairovės. Visai nebeturiu laiko, ar turiu kokią minutę dar? Gerai. Tai aš tada pačius svarbiausius esminius punktus. Įvairovė labiausiai pasigesta ir laidų vaikams. Ypatingai dažnai apie juos rašo emigrantai. Sako, auginu vaikelį Ispanijai, norėčiau, kad užaugtų lietuvis. Stengiuosi skaityti lietuviškas knygeles, bet labai norėčiau, kad matytų ir televiziją, arba galėtų klausyti radio laidų vaikam lietuviškai, jų yra labai mažai ir taip toliau. Tai vienas tik tai pavyzdys. Labai daug technologinių prašymų reikalavimų, nors šita prasme yra judama ir sparčiai, tai gal šito dalis nežinojo teikusių, bet galimybės matyti tiek tiesioginės transliacijas, tiek ir archyvą, plėsti jį, tai šitie dalykai, kaip mes jau žinome, ir iš direktorius, ir iš kitų, vyksta. Ir galiausiai pabaigai dėl struktūros, administravimo, priimti daugiau jaunų žmonių, kelti žurnalistų kvalifikaciją, profesionalumą, skaitant elgesį prieš kamerą, norisi dinamiško šiuolaikiško montažo, viniečių iliustracijų. Na ir vieną citatą, kurią pakartojo ir žmonės, ir kuri nuskambėjo interviu su Paulium Normantu, su meile ir šiluma žiūrėti į savo misiją. Tai ačiū.